Su Kreton čerpėm jūs galite išsirinkti stogą, kuris jums patinka, apie kokį jūs svajoja. Nes yra begalės skirtingų spalvų, begalės skirtingų formų ir tiesiog, sakykime, jūs norit kažkokio įmantraus stogo su lenktom linijom, su bangom, ten piramidės kažkokios formos ar netgi grybo formos, tai tikrai surasim kažkokią čerpę, su kuria tą stogą padarys. Taip pat ir spalvos. Jeigu norit kažkokios ypatingos spalvos, tai iš tokio asortimento tikrai surasim. Jeigu ne, netgi galima tas spalvas maišyti ir daryti kažkokius piešinius, perėjimus. Tai čia tik fantazijos reikalas. Sakykime, jūs norit kažkokio išskirtinio stogo, taip? Ir galim, pavyzdžiui, su šitą čerpę, taip? Galime stogą pradėti dengti su šitom pilkom čerpėm, po truputį pereiti prie šitų, vėl toliau einant pradėti junginėti šitas čerpės ir taip nueiti iki, sakykime, gal šitos iki tamsiausias. Ir tas stogas jisai bus kažko tiesiog neįprastas, tikrai atrodys gražiai. Tokia klasikinė pati populiariausia forma yra vadinama romėniška S forma. Kuo jinai ypatinga, kad apačia čerpės yra lygi, paskui eina gaubimas, tai imituoja seną romėnišką stogų dengimo būdą, kai apačioj dengdavo lygią čerpę ir ją uždengdavo kita išgaubta čerpė. Kitos labai populiarėjančios čerpės tai yra plokščios čerpės. Tokia forma tiesiog ant stogo atrodo labai moderniai, labai šiuolaikiškai. Daug kas dabar nori visokių kubo formos namų, nori tokių griežtesnių formų, tai šita čerpė idealiai tam tinka. Kita vėlgi tokia, sakykime, senovinė klasikinė forma vadinama olandiško S tipo čerpė. Tai yra visiškai imituoja S formą, netgi pažiūrėjus iš šono matosi S raidė. Dar viena tokia irgi, sakykime, iš senesnių laikų atėjusi forma yra Marselio forma. Vėlgi, Kretonas išsiskiria savo Marselio formos spalvinę gamą. Yra netgi glazūruotos margos čerpės, kur tą stogą uždėjus jisai gali tiesiog atrodys tuo pačiu ir prabangiai. Ir tuo pačiu jis atrodys jau kaip ir senas, jau kad toks kaip senai uždėtas. Tas aktualus, sakykime, yra senamiestį arba kur pamiškiai, ten miške, kur nori tiesiog, kad susilietų su gamta tos čerpės. Žvyninės čerpės, su jom galima uždėti begalę stogų formų, begalę visokių įdomių, kaip sakiau, bangų ar ten kūgių, ar visai grybą kažkokį padaryti. Su jom galima padaryti praktiškai bet kurį stogą. Kretonas jisai suteikia 50 metų garantiją visom savo čerpėm. Tai yra, sakykime, vos ne 2 kartus daugiau negu dauguma gamintojų. Tai parodo pačio gamintojo pasitikėjimą savim, pasitikėjimą savo kokybę. Ir mes tai pateikėm klientui kaip didelį pliusą ir mums patiems yra ramiau jas pardavinėti. Kokią čerpę pirksit šiandien, tokia jinai bus jum ir po 50 metų. Spalva išlieka visiškai idealiai. Tai vėlgi yra speciali technologija, kur sunku man tai sakyti dažymo, nes tai yra gal daugiau padengimo technologija. Pati čerpė yra dengiama dar jai esant nekeptai, dar esant žaliam moliui. Tai kepimo procese jinai tampa dar kietesnė, susilieja su jau esama mase ir jai 50 metų tikrai laikys dar ilgiau.